Brangus broliai ir seserys, kai paklausiau tokio klausimo, šito klausimu užkalbinau jaunuolius, vienas tai vaikinukas iškart išpiškino, aš netikiu, kiti dauguma vis tiek sakė, šios šventės daugiau tokia atneša jaudulio. Yra jaudinančiai stebėti, kaip vaikai laukia Kalėdų senio prie prakartėlės, kad atidengs, kada tą kūdikėlį pamatyti, gulintį ėdžiose. Jaudulys, kaip čia geriau paruoštas namus, tą aplinką, tą stalą, grįžtantiems šeimos nariams. Jaudulys, ką gausiu dovanų, arba kaip mano dovana kiti priims. Daug jaudulio. Ir galbūt tikrai ne veltui tas jaudulys yra Kalėdų šventė. Kalėdos kaip tokia šventė tikrai nėra ramybės šventė. Nėra, kai mes kartais galvojame, na dabar Dieve bus mums ramybė, atsipalaiduosim, atsigausim, pailsėsim. Kalėdos nėra ramybės šventė. Kas laukitės vaikų, kas turit savo vaikus, turbūt žinot, kad kai gimė vaikas, ramybės nebuvo. Apsiverčia dažnai viskas aukštyn kojom. Visas pasaulis sukasi tada jau apie tą vaiką, jos išsiderina ritmas, nebežinai nei kada miegi, kada nebemiegi, nežinai, kas čia bus, kodėl verkia, kas jam skauda, neskauda. Tikrai ramybės gimus vaikui neatsiranda. Kalėdos yra Kristaus gimimo šventė, to mažo dieviško kūdikėlio gimimo šventė ir tikrai jisai ramybės neatneša. Kaip tėvams kyla klausimas žiūrinti tą mažą vaiką, o ką dabar padaryti dėl jo, kad jis augtų sveikas, kad augtų išmintimi, kad jam nieko netrūktų, kad jis būtų laimingas, ką reikia padaryti, ką aš galėčiau duoti jam tokio. Kad nepraleisčiau galbūt auginime, ugdyme, kad duočiau visą ko geriausia. Kila klausimai, o kas bus iš jo, kai jis užaugs, kaip jam gyvenime seksis, kokių tikslų pasieks. Kila be galo daug klausimų. Ir Kalėdos sakytume, kad yra tokia labiau jaudinanti pradžios šventė. Tokių daug iškelia klaustukų. O mūsų gyvenime, kas bus dabar? Sulaukime Kalėdų, kas bus? Ne veltui jos yra tokio metų sandoroje, praktiškai nauji metai, viskas tarsi naujai, liturginis kalendorius praktiškai prasideda irgi su Kalėdų advento metu. O kas dabar pasikeis ateinančiais metais? Ką aš turiu padaryti, kad tikrai būčiau laimingas, šalia manęs būtų laimingi artimieji, kad aš augčiau, kad man nieko netrūktų kaip žmogui, kaip asmenybei. Ką dabar padaryti? Tas Kalėdos neneša atsipalaidavimo ir ramybės. Štai, kaip sako, dabar jau galiu pailsėti, išties kojas, ramiai būti. Kalėdos atneša dar daugiau klausimų, atneša iššūkių ir galbūt svarstymų, ką turėčiau daryti, ko nepadariau per tuos metus. Ką galbūt atnaujinti, kas buvo užmiršta. Ką galbūt turėčiau keisti, ko nedrįsau keisti. Kalėdos yra, realybės šventė. Mes tikslą turime visada prieš akis, bet jo dar siekime, dar keliaujame. Ir Kalėdos kalba, kad štai šiandien stovime iš naujo, tame kelyje esame kviečiami kaip su kūdikiu, žvelgdami į jį paklausti, ką Dieve tu su mūsų gyvenimu trokšti padaryti ir pakeisti, ko tu trokšti mūsų gyvenimams suteikti, ar tikrai tai gali būti šiandien nauja pradžia, naujų tų siekių ir atnaujinimų. Kai dar teko atostogauti Kalėdų metu užsienyje pas artimuosius giminaičius ir vieną radiją taip labai gražiai važiuojant automobiliu klausėmės ir paskaitė šiandienos Evangelijos ištrauką, sakė taip neutraliai redaktorius toks tam tikras Lukas, bet turime, brangus klausytojai, dar ir tokią
pavojinga žinutė, perspėjame dėl pavojaus. Dėmesio, sako visi Kalėdų nakties mišių dalyviai. Žinokit, ta šeima, apie kurią ką tik girdėjote radijoje, jinai ir šiandien klaidžia ir ieško prieglobsčio. Taigi atsargiai, užsidarykit langus, duris, neatsiliepkit kaip belsų duris, geriau palaukit. Porą dienų turėtų tikrai užtekti, praeis ir mes tada pranešim per radiją, kada jūs galite laisvai vėl atvert duris, atvert langus ir būti ramus. Tiesiog palaukit. Ir mes linkim jums gražių, džiaugsmingų Kalėdų švenčių. Štai per radiją kalba. Ir iš pradžių aš dar nesupratau, ar čia juokas, ar čia rimtai. Ir toliau tęsia diktoriai. Bet, sako, prieš tai, kol mes tęsime programą savo toliau, norime jums šiek tiek paaiškinti, ko ta šeima pavojinga. Sako, pavojingiausia yra ne tie tėvai, tai Juozapas Marija, bet tas kūdikėlis. Jeigu jūs įsileisit jį į namus, neduok Dieve, tai jisai ten gali ir pasilikti. Jisai gali likti jūsų širdies kerteliuose, mintyse ir net nepastebėsit, kai pradės jis augti. O kai pradės augti, pradės reikalauti, kad jūs perstatytumėt namus, renovuotumėt, atstatytumėt, pradės jums užduoti nepatogius klausimus, kaip pavyzdžiui, ar tu esi patenkintas su savo gyvenimu, ar tu tikrai viską padarei, ko svajojai, ar neišsižadėjai savo svajonių, ar tu tikrai išnaudojai ir ugdai savo gabumus ir talentus, ar gal esi juos užkasęs, ar tu tikrai jau atradai savo gyvenimo tikslą. Būkite atsargus. Šita šeima ir šiandien vaikšto gatvėmis ieškodama prieglobsčio. Uždarykit langus, uždarykit duris, neatsiliepkit, neatidarykit kaip bels, geriau porą dienų pralaukit, praeis, tada mes pranešim, kada galit ramiai vėl atidaryti ir vėl ramiai gyventi. Tačiau, jie tęsia jau pabaigoj, jeigu vis dėlto išdrįsite atidaryti savo langus, duris, jūsų gyvenimuose gali vykti gražus stebuklas. Jūsų gyvenimą gali pripildyti nuostabus dangiškasis stebuklas, Dievo pėdsakas. Jūsų kasdienybė gali būti perkeista ir pripildyta vilties, dvasinės stiprybės, džiaugsmo, taikos, solidarumo, to, kas tikrai ateina iš to dieviško mažo kūdikėlio. Kalėdos, brangiai, jaudinanti ir tokia klausianti šventė. Galbūt ką mes šiomis šventėmis ant durų pasikabinsime. Ar prašome netrukdyti, ar prašom sveikas Jėzau Kristau, užeik į mano namus. Be naujos pradžios. Ar aš eisiu kartu su tavimi? Ar aš turėsiu tiek jėgų, kiek tėvai atranda dėl savo vaikų, kad nepaisant įvairiausių pavojų, nepaisant įvairiausių nepriteklių, atiduoda visą, ką turi, visą, ką gali. Net atranda tokių jėgų, rodos, kurių niekada neturėjo ir net būtum pasakęs, kad jūs dėl savo vaikų aukosit savo gyvenimą arba atiduosit paskutinį kąsnį, palaikydavo kvailių, taip kalbantį. Ar Dieve duosi tos jėgos ir pasitikėjimų, nes tu ateini kaip kūdikis, dėl kurio mes galime patikėti, kad tu atsiduodi mūsų rankas, kad tu ateini ne mūsų pavergti, ne mūsų prispaus, bet kad mes kartu su tavimi galėtume iš naujo gyvenimą kurti, kad nebijotume tų klausimų, kurie būtų kaip atspirties taškas. Galbūt ir šiandien susitikus su savo brangiais artimaisiais tikrai klausti, ar mes galim kažką galbūt pradėti iš naujo, kas per tuos metus buvo apleista, galbūt sužeista, sužalota. Gal galime iš naujo pradėti kalbėtis, dalintis, gal Dieve galime iš naujo pradėti tą džiugę kaip bendruomenės, parapijos bendrystę kurti. Jėzau, tebūna mano duris, mano širdies duris atvertos tau. Užeik, keisk gyvenimą, jaudink dėl to, kas mane laukia.
kad nenurimčiau, bet siekčiau aukštesnių dalykų. Amen.